Dar nešvenčia. Dar nešvenčia. Užkaisti dar. Paskui tam padėsiu. Man paskui atveš. Ne, tai iš tos pačios iš vieno. Tačiau, bet geresnės. Kiekviena bus, kaip sakiau, kūnas augina mano. Per žemai reikia pakelti.
Ne kaip gražiai atrodo visi. Tai reiškia taip. Ir kai? Jo, 10 gabalų. Kokybė tai ką? Diskas apšauta, visi technika. Tiesiog malonu dirbti. Čia į savo personalinį. O, ačiū.
Šitą aš sakiau, šitai vaikėsi korpus. Tai irgi vadinasi, kas ląstelė. Tai valyti sakė, surasi. Gražią parodą. Iš ties šita galerija tokio renginio dar nematė. Dėl to yra labai smagu, kad Virginijus Kašinskas taip rūpestingai ruošiasi šiai parodai. Ir maža to, kad vien tik atidarymui jau skiria labai daug dėmesio, bet ir pasiryžęs savaitgaliais pasakoti žmonėms, ką jis čia tapė, nes iš ties tokie kūriniai reikalauja paaiškinimo. Vien tik tai, ar tai yra gražu ar negražu, to tikrai neužtenka, nes mes ne visi domimės tiek labai, kiek pats Virginijus Kašinskas apie mitologiją ir visus kitus dalykus. Ir aš šitos galerijos vardu, taip pat Čiurlionio dailės muziejaus vardu norėčiau pasveikinti autorių tiek su šios parodos atidarymu, tiek su gražiu jubiliejumi. Atsiprašau už direktorių, kurio nėra čia, nes jis dalyvauja kitame labai svarbiame priėmime, tai už tai aš perduodu jo žodžius, nes jis tikrai perduoda linkėjimus, labai džiaugiasi šitą parodą ir aš taip pat prisidedu prie tų visų sveikinimų ir dovanoju vieną naujausių mūsų muziejaus leidinių, kurie taip pat pasakoja apie jau istoriją, kaip ir jūsų darbai. Ir aš perduodu žodį Birutei Savickienei, kuri jau ir ves visą šitą programą. Oi, tu saula, saulula, tu rateliu tekėja, tu rateliu tekėja į mane
kelaliu važiavai, tu kelaliu važiavai, į mane neužvažiavai. Ar kelalio nežinojai, ar žirgelio negrįžai, ar kelalio nežinojai, ar žirgelio negrįžai. Į kelalį žinojau, į žirgelį aš grįžau. Į kelalį žinojau, į žirgelį aš grįžau. Tik dėl to aš neužvažiavau, kad tu biednoje gyveni. Tik dėl to aš neužvažiavau, kad tu biednoje gyveni. Aš gyvenu brolale, kaip girelė paukštelė. Aš gyvenu brolale, kaip girelė paukštelė. Gimtoji žemė iš didžios senos tautos, tyliuos kapuos, kur kaulai ilsis praeities, kiekvienas grumstas ir žvaigždė nakties, ir ąžuolai tavim gyvuos, tavim spindės, kai dūžta viltis, sąžinė kaip pavergta, kai varpas naudžia prieblandoj šventoj. Tu atsiliepki į akis mūsų žvergtas savo alsavimu, žodžiu gimtos kalbos. Sutvirtink mus, kaip pamatų šventovėse, kad nesuirtum šūkiais, bet darbais kilniais stovėtum kryžkeliai. Tvirti tiesa ir žengtume vienybės pramintais keliais. Tu reikalinga mums po tėviškės langais, gėlę ir rožę žiedų žemėje išauk. Suraski būstą mūsų mažoj karštoj širdį, gimtoji žemė iš didžios senos tautos. Čia nematomi žmonės. Ne taip, kaip kad tie piešiniai kalba. Nu, Dieve, nueina ir išplatės.
Ir koncerto dalyviai sveikina visus svečius, taip gausiai susirinkusius į šiuos parodų rūmus. Džiaugiamės jūsų nuoširdžiu dėmesiu ir susidomėjimu. Šiandien atidaroma Virginijaus Kašinsko autorinė tapybos darbų paroda Žemės vartai. Šis projektas tai bandymas apjungti į vieną visumą dailę, lietuvių liaudies dainą, šokį, muzikinę kūrybą. Ši mintis gimė praėjusią vasarą Kauno rajone vykusio tapybos plenero skirto dailininko pedagogo Jono Šileikos atminimui įamžinti metu. Pleneras vyko Altoniškiuose. Ir tikrai visose istorijos vingiuose dailė, muzika, šokis, daina atskleisdavo lietuvio sielos grožį, išreikšdavo liūdesį, išreikšdavo džiaugsmą, taip pat atspindėdavo tautos gyvenimo būdą, papročius. Vyko ir susikaupimo valandą, ir kasdieninėme gyvenime. Todėl tikrai džiaugiamės tokiu maloniu jūsų dėmesiu. Ir dabar aš norėčiau pakviesti gerbiamą menotyrininką Saulių Mikėną supažindinti ir pristatyti mums šio dailininko parodą. Kviečiu jūs, prašau. Labą dieną. Apie Virginijų Kašinską esu šiek tiek rašęs, todėl norėčiau geriau pašnekėti apie tai, ką aš nerašiau. Kadangi pažįstu jau beveik 20 metų, norėčiau šiek tiek pristatyti jį patį. Kaip matot, toks nedidelio ūgio, nelabai stambus, kuklus, stovi, kartais nusišypso, mandagus. Netikėkit, tai yra kamufliažas iš tiesų. Jeigu tik paliesi tai, kas jam itin svarbu, visų pirma, jo tapyba be abejo, tai jisai kietas kaip tas kosminių laivų plienas. Deimantinių tam graštų neįveiksi jo. O jeigu pradėsi su juo šnekėti apie tas problemas, kurias jisai perteikia savo darbuose, tai jis užpila tokią informaciją ir su tokia įtaiga, kad ne vienas gali netaikyti. Tai yra nepaprastai tokia intensyvi, kitaip sakant, energija iš jo plaukia. Manau, kad net jeigu būtų koks kataklizmas ir mūsų civilizacija būtų atmesta šiek tiek atgal, Virgis pasakytų, jokių problemų. Pasiimtų, pasidarytų drobę, dažus, porėmius, teptukus ir savo dirbtų toliau. Kaip pagalvoju, iš kurgi tokia energija. Suprastume, jeigu tai būtų 20 metais, 25 metų, bet 50 metų žmogus. Tai tada pagalvoju, gal čia iš tiesų
toks realus įsikūnimas to, kai sakom, kad dvasiniai dalykai suteikia energijos. Tai jaunas žmogus gauna tokią bioenergiją, tai iš jo prigimties dar ateina, resursai tam tikri. Na, jeigu žmogus domisi dvasiniais dalykais ir atranda kanalus galų gale, iš jų gauna ir energijos. Tai, man atrodo, čia geriausias pavyzdys yra. Dabar, kaip tai realizuojasi ta jo energija? Na, čia parodai, be abejo, parašiau čia pagrindiniai darbai, visą kitą, bet jeigu pasižiūrė, kur jis sugeba sukoncentruoti kitus savo darbus, kokiose vietose. Na, visi tikriausiai žinom Soborą. Sobore yra jo visas kompleksas darbų, pradedant pačiu svarbiausiu. Gana seniai skaičiau tokį straipsnį, kuriame toks tyrinėtojas išsakė nuomonę, jog Laisvės alėja, Kęstučio gatvė, Donelaičio gatvė, jeigu pažiūrėt iš viršaus tarsi kaip į planą, pamatytum, kad tai yra savotiškas katalikų kulto pastatas. Ir tada Soboras yra kaip tik transepto ir centrinės navo susikirtimo vietai, savotiškos dangaus kupolas. Tai yra štai viena vieta, kur savotiškas kanalas, sakytume, į aukštesnės sferas. Na, dvasinių būdų kūriamas. Dabar kita vieta gal būtų Moleto observatorija. Ten irgi jo darbų galima rasti, pamatyti. Tai yra vieta, kur žmonės, na, daugiau mokslinių būdų orientuojasi tas aukštesnės už mus sferas. Dar viena vieta, kurią galėčiau paminėti, tai būtų vis dėlto 9 forto muziejus, 9 fortas. Ten ir buvo jo paroda, bet kas svarbiausia yra jo nuotraukos. Galima sakyti, yra unikalus reiškinys. Bent jau Lietuvoje tikrai nesu tokių matęs. Tai yra, jis sugebėjo nuotraukom ištraukti tai, kas buvo užmiršta, kas buvo tarsi miniatiūriniai paslėpta. Tie kalinius grafiti. Tai yra žmonių, kurie buvo atvežti čia mirti ir kurie savo mintis ir savo jausmus įkūnijo tose sienose. Ten yra nedideli mikroskopiniai ploteliai. Ir irgi sugebėjo ištraukti, padaryti nuotraukose. Ir taip plastiškai perteikti, kad tikrai matai tarsi realizuotas paskutinės tų žmonių mintis. Na, savaime aišku, 9 fortas irgi yra vieta, kuri negalėjo neatkreipti, sakysim, didesnių už mus jėgų dėmesio. Tai yra vienas iš tokių vilties ir skausmo centrų, galima taip sakyti. Na, jeigu pažiūrėsim net ir šitą vietą, kur mes dabar esam, tai pagal tą planą, jeigu sakytume, kad tai yra Kauno centras savotiškas kulto pastatas, mes esam zakristijoje. Na, vieną kartą Virgis man pasakė, kad galima jausti iš darbų tam tikrą energiją. Galima teigiamą, galima neigiamą. Galbūt į kai kurias parodas reikėtų vaikščioti pasiėmus katiną ant rankų. Šiuo atveju, manau, kad tie, kas įsigilins į darbus, gaus su kaupu teigiamos energijos. Asmeniškai aš rekomenduočiau paskutinę salę, na, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Na, tai tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū. Mergo žėla, oi,
Gyvenimo švelnus prisiglaudimas, iš meilės šitas graudulys, iš meilės. Vis negaliu atplėšti tavęs nuo lūpų, rugių kalnelį vidury dangaus. Gražus ta žemės lankymas, lietaus laukimas, darbų žydėjimas, žiūrėjimas į saulę, arba vėl tas paėmimas artimo už rankos. Ir neišverksi, ir neišdainuosi, gal tik tai ištylėsi tą gerumą, prieš savo veidą vienas, o boružiai gal sušnabždėsi Dievo vardą. Paimk mane į dangų su žeme. Sakyčiau, yra visiška priešingybė, ką tik buvusiai šiuose salėse parodai, kur vyravo tiesiog įvairių stilių, įvairių technikų, skirtingų autorių, skirtingų idėjų susikirtimas, sakyčiau, savotiškas chaosas. Šioje parodoje vyrauja harmonija. Viskas yra pajungta vienai idėjai, kuriai paklūsta autoriaus ranka, autoriaus mintis. Idėjai, kuri priverčia ir mus neprabėgti pro šalį, stabtelti ties kūriniais, susimastyti, pagalvoti, kasgi mes esame, iš kur mes atėjome, kur mes einame.
Virginijus, sakyčiau, sąmoningai atsisako kažkokių tai išorinių efektų, to vienadienio populiarumo, kuris greitai ateina, bet taip pat greitai ir praeina. Jis dirba labai kryptingai, labai sukauptai, gilinasi į tuos svarbius dalykus. Tai mitologija, religija, mūsų tautos ir kultūros istorija. Tai yra tie dalykai, kurie turi būti brangus kiekvienam iš mūsų, nes nežinodami jų, pamiršę juos, mes tikrai negalime kurti savo ateities. Ši paroda, sakyčiau, yra savotiška dovana mums visiems. Žinoma, jeigu tik mes sugebėsime ją priimti, kadangi tai yra didelio, ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas, stengiantis, jis tiesiog stengiasi galbūt apsaugoti mus nuo tų neteisingų kelių, klystkelių, tuo pačiu palengvindamas mums mūsų darbą. Taigi, visų Kauno dailininkų vardu noriu nuoširdžiai pasveikinti autorių, palinkėti sėkmės tame nelengvame, bet labai reikalingame darbe. Kviečiu visus, kas šiandien dalyvauja parodos atidaryme, dar ne kartą aplankyti šią parodą, galbūt tyloje susikaupti, pastovėti, pamastyti ir rasti atsakymą į jums rūpimus klausimus ir pabandyti suprasti, ką autorius norėjo pasakyti, ką užrašė savo darbuose. Na ir noriu įteikti Virginijui Dailininkų sąjungos albumą ir palinkėti, kad sekančiame albume būtų naujausi Virginijaus darbai.
amžiui po ąžuolų alma versmė. Klastingais kryžeivių kardais krauju ta ugnis užgesinta, versmė pelenai jos raudos. Pragydo viršūnėje paukštis, per naktį skaičiuoja žvaigždės. Jei prosenio vėlę pašauksi, padangiai žvaigždė užsidegs. Subyra, kas amžiuos per menka, po ąžuolų alma versmė. Viena ji per amžius nesenka, ateinančiam tarė esmė. Mes kaip žiedas, mes kaip rugio žiedas. Plauks rugiai, išplauks ir vėl žydės. Mes kaip žiedas, mes kaip rugio žiedas. Šlamant lapui ir paukšteliui giedant, paklausykim plakančio širdies. Kviečiame mūsų mielą Virginijų Kašinską. Čia ir labai dėkoju visiems ansambliam, kurie sutiko dalyvauti šičia ir prisidėjo ir susijungėm į vieną renginį. Ir labai dėkingas visiems šičia grojantiem, dainuojantiem, šokantiem. Dėkingas Čiurlionio muziejui, kuris suteikė šitą didelę salę, turiu galimybę išeksponuoti paveikslus, pristatyti jo žiūrovam ir kartu pasikviesti tiek daug svečių ir kartu tiek daug grojančių, šokančių ir dainuojančių. Ir iš tikro šitas idėja, kad pasikviesti ansamblius mūsų folkloro ir muziką, tai man nenauja buvo, nes yra pasakyta, kad yra tapyba, tai yra regimoji muzika, o muzika ir girdimoji tapyba. Tarp šitų dviejų yra didelė jungtis meno šakų ir tai, kad dalyvauja mūsų nuostabus folkloro ansambliai, man jie iliustravo visą tai ir patvirtino tą, ką aš piešiau. Paprastai, jeigu atkreipė dėmesį, ką tik labai gražiai šoko, tai šoko praktiškai kosmogoninį šokį. Čia buvo spiralės, ratai, svastikos ir visą tai vėliau jūs matysit čia sekančiam cikle, archainėse kompozicijose ir kosmogonijose. Tik ten yra sustingę lygiai tas pats spalvose ir ženkluose. Ir dainos mūsų, kurios buvo našlaitėlio dainos ir raudos, tai yra sustingusios už jūsų nugarų, raudų cikle, priekyje, kur kalbėjom apie ąžuolus, ugnis ir visą kitą, yra sustingę, yra priekinėje sienoje. Taip, kad vėliau tai, ką jūs matėt, girdėjot ir dabar klausėt, vėliau matysit paveiksluose. Labai dėkingas Birutei Zvickienei, kuri labai gražiai šičia surinko visą tai ir labai gražiai veda. Ir dar kartą džiaugiuosi, ačiū, kad jūs visi atėjot, kad visi mes esam kartu. Ir iš tikro tai, ką aš čia tapau ir tai, ką tiek metų gilinuosi, tai aš gilinuosi kartu į jūs ir į save. Mes esam visi vienas, yra tauta, yra viena. Ir mes turim, kaip ir minėjo gražiai Birutė, labai gražią seną žemę savo, kurią daug metų visokiais būdais ir bandėm atstovėti ir gynėm ir laikėmės. Ir tai, kad mes, manau, kaip tauta išliksim ateity ir atsilaikysim su savo kultūra. Pirmiausia, kultūra tas mūsų pamatas, kuris laiko visą mūsų dvasią, mūsų stiprybę ir kartu perduosim visiems tiem mažiem vaikam, kurie mato, girdi, viską fiksuoja ir vėliau jie perduos dar kitom kartom. Dar kartą ačiū visiems čia apsilankiusiems, labai dėkinga.
parneštų vandenėlį, iš šaltinio, šaltinėlį, šaltą vandenį. Man atsigerti, man atsigerti, mano motulai nespėja, kainelinius ravėja, neparneši vandenėlį, iš šaltinio, šaltinėlį, šaltą vandenį. Bernužėlė, kad parneštų vandenėlį, iš šaltinio, šaltinėlį, šaltą vandenį. Man atsigerti, man atsigerti, mano bernelis suspėja, bėra žirgelį balnoja, jis parnešė vandenėlį, iš šaltinio, šaltinėlį, šaltą vandenį. Man atsigerti.
Mes patys kylame ir patys krentam į savo žemę, keikiamą ir šventą. Tai mums įkaitintos žaizdruos karūnos, mus apdainuoja akmeninės runos, mums duona ir nuodai, ir žodžių gyjom, mes pririšti prie dumblo, kaip lelijos. Mes pririšti gyvybės ir mirties, prie paukščio sparno ir minios grūsties. Mes patys esame, mes patys būsim, dienų rūstumas, lengvas vėjo gūsis, mes kryžkelės vinis, žvaigždynų aidas, mes visuma, kuri save suskaidys. Po mūsų būsime, po mūsų bus pasaulio metraščios žmogus. Gaivos, sužadink dvasią įkvėpimui ir nieks pasaulį neatstos tyrumo aušrai išdavimus. Pakynė, vadovė Gražina Normantienė, direktorė Sidonija Griškevičienė ir senjorų tautinių šokių kolektyvų Polio Rožė, vadovė Birutė Saucienė. Kviečiu ateiti arčiau mūsų gerbiamą Kauno rajono vicemerę Nijolę Kliučienę. Prašom. Labai džiugu, kad mus visą laiką palaiko saviveikslininkus, dailininkus ir džiaugiamės, kad esate mūsų būryje. Savo raštuose, dainuose, šokio piešiniuose tauta sudeda tikėjimo, paslapčių, išminties lobius. Ir aš šiandien labai džiaugiuosi, kad visą tai apjungta gerbiamo Virginijaus Kašinsko dėka ir džiaugiuosi, kad Kauno rajonas galėjo šiek tiek prisidėti ir dalyvauti tame. Kiekvienam lietuviui, kiekvienam atklystančiam tyčia ir netyčia į Kauną, aš linkiu užklysti šitą parodą ir tegul ta paroda būna atradimas tiem, kurie ieško sąsajų tarp žemės ir kosmoso, tarp būties, egzistencijos ir nebūties. Aš manau, kad šita paroda yra tas atviras kanalas, kurio tiesiog mes turime progą pasinaudoti. Ir man šiandien smagu perskaityti mero padėkos raštą. Artėjančios gražios sukakties 50-mečio proga sveikinu dailininką Virginijų Kašinską ir dėkoju už nuoširdų bendradarbiavimą, dalyvavimą kūrybos pleneruose, parodose bei profesionaliosios dailės sklaidą Kauno rajone. Tegul nesenka jūsų kūrybos versmė ir neapleidžia įkvėpimas. Tegul būna palankus kritikai ir žiūrovai. Sėkmės einant kūrybiniu ir ieškojimų keliu.
Ir nuo viso šio kolektyvo, 3 kolektyvų ir savivaldybės mūsų dovanojame šį vainiką. Linkime, kad mūsų pilnas dosnos derlius būtų kūrybinis didelis ir daug laimės. Kadangi nebuvo svečių registracijos, o mes, kaip matote, pradėjome institucijų sveikinimus, dabar aš kviečiu. Gal yra Kauno draugai, kolegos, pažįstami, galės pasveikinti sekančioje patalpoje salėje, Kosmogonijos salėje. Ten vyks koncertas, pasirodys Juozo Naujalio gimnazijos moksleivis Mantas Savickis, jaunasis kompozitorius, kuris gros savo kūrinius, o jam talkins Dainius Veršulis. Kviesime ir pasiklausyti, ir pasveikinti, ir po to galbūt ir patys dainuosime, ir šoksime. Aš manau, kad jau truputėlį ir kojos įskauda, stovėti nėra labai patogu, nes mūsų labai daug. Taigi kviečiu, ar yra institucijų atstovų, kas norėtų pasveikinti dailininką. Prašom. Supratau pauzę. Tai dabar mes truputėlį pasivaikščiosim ir susirinksime tolimesnėje salėje, kur pratęsime gražią šią popietę. Dėkui, dar žodis dailininkui. Aš noriu labai padėkoti dar kartą visiems koncertuojantiems, visiems atvykusiems ir teikti. Gerbiamas jubiliatė, gerbiamas dailininkė Virginija Lukašinskė. Jūsų paroda pas mus 9 forto muziejuje praėjo su didžiuliu pasisekimu. Mes tikrai matėme ašaras lankytojų akise ir mes, aš tikiuosi, pirmieji pamatėme jūsų nuostabias raudas ir jos išraudojo mūsų muziejų salėse. Tai, ką mes eksponuojame, mūsų žmonių patirtą sovietmečio ir nacių okupacijų kančią, netektis, visą liūdesį. Žodžiu, mes labai dėkingi ir tikimės, kad dar dažnai jūs draugausite su mūsų kolektyvu. Nuo viso 9 forto muziejaus kolektyvo linkime jums ilgiausių metų, ilgiausių ir kūrybinės sėkmės. Labai malonu, Virginijau, dalyvauti tavo tokioj plačioj parodoj. Ir labai malonu, kad mes esam tavo žmonos bendradarbiai ir esam pirmieji, kurie pamatom tavo kūrinius, nes jie pirmiausia eksponuojami jo žmonos Valės darbo kabinete, kuris nėra toks didelis, o jo paveikslai tokie dideli. Tai mes jau beveik, sakyčiau, bent 10 dalį tų paveikslų esam matę. Ačiū tau. Ir tai yra ne tik tavo šventė, bet ir tavo žmonos, tavo šeimos šventė. Ir aš noriu pasveikinti Valę. Toks gražus vanduo. Kaip vandenyno yra daugiau kaip žemės, taip, kiek žinau geografiją. Paleisk į tą didelį vandenį, tą mažą laivelį ir neša tegulis tave kūrybinėms vandenims. Linksmų švenčių. Gal dar yra norinčių pasveikinti, prašom, drąsiau, drąsiau, čia visi savi, nereikia varžytis, prašom, Elenutė, prašau. Mes atvykom iš toliausio Kauno rajono kampelio iš Švenčiškės ir tikrai labai sužavėtos mūsų moterys, kurios atvažiavo šitą parodą, tikrai linkime jums kūrybinės sėkmės, daug minčių ir tikrai tokios nuostabios dar ne vienos parodos.
šimtmečiu dar kas nori pasveikinti. Visi labai lietuviai nedrąsus, man atrodo. Taigi aš paskutinį posmą perskaitysiu. Nesuvaldomais vėjų žirgais pro žieduotus laukus pažaboti, kaip jaunystė plaukais palaidais, pro sodelį, pro eglės karotą, jubiliejus žvaigždėm išdavintas, pro jaunystės svaigius labirintus, mūsų kviečia į šauniąją puotą. Kur pro taurę šampano putota, lenkės vienas po kito apsvaigę, kur prasideda, bet nesibaigia, pro žiedus, pro įraudusias lūpas, kas į popierius storai supės, posmai, žodžiai skirti jubiliejui, kaip šaltiniai gaiva įsilieja, leisk ir man tau įdėti kas gera, į tą laimės ir džiaugsmo skrynelę. Aš manau, kad dar čia kiekvienas esantis, bendraujant, prieis prie dailininko, tars gerą žodį, ras ką palinkėti. O dabar dėkoju, kviečiam truputėlį pasivaikščioti ir susirinkti galutinėje salėje. Ačiū visiems. Dar kartą dėkoju ir kviečiu, kaip ir minėjo Margarita, į galutinę salę, pasižvalgyti šio visą parodą. O galutinė salė, kaip ir ten jau ir parodos paskutinis stiklas. Ir visus prie stalo yra po taurę šampano, taurę vyno, sulčių, ar ko. Čia tiksliau aš įsiterpiau ir dabar ponė Birutė tas programas. Mes siūlome truputėlį paklausyti dar muzikos kūrėjo Manto Savickio, nes eina pamaina, auga pamaina ir kas save išreiškia dailėje, kas muzikoje, kas šokyje, mes kuriam visai, nes kiekvienas apdovanotas daugybė talentų. Ir labai džiugu, kai mes patys ar kažkas mums padeda juos atrasti. Taigi kviečiame į galutinę salę. Mes dar neišeikime. Atraukus rūputį, nu kaip? Nesitestik, vienas nerandi. Kies, tokis. Perdaviu tau, kaip ir.
Buvo nuostabu, žinokit. Mane nepamiršta, įsidės tam. Paveikslą rinkomės tada. Dalelė nes susigaudyti yra problema. Dėkuoju. Visas studijos įsižiūrėjo, gėlių nenumatau. Ačiū. Darbai negėlių, geros gražios nuvarys. Sveiki. Labai skaudu parašykite, tada iš šalies ten įrodysim šitus skilus. Tai čia neskilą. Muzika ir viskas čia bus dar to muzikos. Pasimatysime. Sunervimo. Man darbas, man irgi darbas. Kviečiu į tą. Gerai pasakyti. Žinojot, kad toks esu dar. Sužinojau. Ačiū labai už tai. Ačiū. Dėkuoju. Labai smagu. Neišvažiuom, dar šiandien netikim. Su tašim vaikščiot kaip turgui. Šitą metu, paroda, kad mes turime į ką pasižiūrėti, kad mes pasimokinti, labai interesai. Reikia taip nesimokyti iš manęs. Ai, Laura, suliūdė čia ir senai kada kaip nebuvo. Ačiū labai. Tavo telefonas koks praktiškai. Ačiū, kaip sakė. Gerai. Tai valiu. O kai dar garbaliuojas, tai gerai. Sveiki. Kartai pasirinkai. Sveiki. Lygiam kūrybinės idėjas. Ačiū. Pačius sveikuosi, kad ačiū. Mes dar pasirinkai. Gerai. Būtinai. Aš jau tarp